kaip pagerbiant dėl politinių ir etninių galbūt dalykų tą kraštą išskiriant, bet tai vis dėlto jau buvo nuo 26 metų sudėtinė Telšių vyskupijos dalis Klaipėda. Livonijos ordinas, vėliau Kryžiuočių ordinas, tai yra katalikiški ordinai ir štai jau čia, galima sakyti, 13 amžiaus viduryje pradeda įsitvirtinti krikščionybė. Ir manau, kad čia tik laiko klausimas, kada reikės galvoti pajūrio zonui, ten jau Klaipėdos rajono teritorijoje, kada reikės steigti naujas parapijas, nes tos parapijos esančios prie Klaipėdos gausiai labai auga. Sveiki, jūs žiūrite tinklalaidę Memeltalk apie Klaipėdą ir žmonės, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Ir šiandieną būtent pokalbis apie tą Klaipėdos miesto istoriją. Švenčiant Telšių vyskupijos 100-metį pasikviečiau kunigą dr. Saulių Stumbrą, Telšių vyskupo sekretorių ir Klaipėdos universiteto mokslininką, bei Janiną Bucevičią, Žemaičių muziejaus LK istorikę. Būtent ir pakalbėti apie tą Klaipėdą Telšių vyskupijos sudėtyje ir šiek tiek konteksto, kaip visa tai atsitiko. Tai sveiki. Sveiki. Nuo to gal ir pradėti. Mes žinome, kad buvo Žemaičių vyskupija ir paskui vyko reforma ir buvo pertvarkyta į Telšių vyskupiją. Tai Janina, kodėl reikėjo būtent iš Žemaičių vyskupijos 20 amžiaus pradžioj padaryti Telšių vyskupiją? Jūsų klausimas iš tikrųjų yra toksai daugiasluoksnis ir sakyčiau, reikėtų pradėti nuo labai senų laikų, kad galėtume suprasti, kodėl reikėjo padaryti šitą pertvarką. Na, tikrai norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad dar 1251 metais Lietuvos valdovas Mindaugas apsikrikštyje, tampa karaliumi ir 1254 metais buvo įkurta Lietuvos bažnytinė provincija, atskira bažnytinė provincija, tiesiogiai pavaldi šventajam sostui arba kitaip tariant Romos popiežiui. Tačiau dėja, kaip klausytojai ir žino, kad Mindaugui žuvus Lietuva vėl grįžta į pagonybę, todėl reikėjo dar antrojo krikšto Lietuvos 1387 ir Žemaičių 1413 metais. Tačiau atskiros bažnytinės provincijos tada nebuvo ir tiek Vilniaus vyskupija, tiek Žemaičių vyskupija buvo įjungtos į Lenkijos bažnytinę provinciją, priklausė Gniezno arkivyskupijai. Ir dėja per visą Lietuvos ir Lenkijos abiejų tautų respublikos istoriją atskiros bažnytinės provincijos nebuvo sukurta. Kada 1795 metais abiejų tautų respublika buvo padalinta ir Lietuva buvo okupuota carinės Rusijos, tuo metu tiek Vilniaus, tiek Žemaičių vyskupijos įėjo į Mogiliovo arba kartais rašoma Mogiliavo arkivyskupija, o Seinų priklausė Varšuvos arkivyskupijai. Na ir taip buvo iki pat Pirmo pasaulinio karo pabaigos. Tačiau tuo metu susidarė tikrai, na, sakytume, tokia nenormali padėtis dėl to, kad 1917 Rusijoje vyksta bolševikų perversmas, ateina ateistinė valdžia, kuri visiškai nutraukė ryšius su šventuoju sostu. Lietuva atkuria savo valstybę 1918 metais ir susidaro tokia visiškai padėtis nenormali, todėl kad Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos priklauso Mogiliavo vyskupijai, kuri dabar yra Rusijos jau sudėti sovietinės Rusijos, Seinų vyskupija Varšuvos. Nebuvo įmanoma pilnai tvarkyti bažnyčią, todėl kad ryšiai su popiežium buvo apsunkinti ir todėl būtina buvo įsteigti atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją. Tačiau čia
Pirmiausia, vėl buvo problema lietuvių ir lenkų santykiai, Lietuvos-Lenkijos konfliktas dėl Vilniaus krašto, kuris užsitęsė ir tik tai 1926 metais balandžio 4 dieną popiežius Pijus XI apaštališkąja konstitucija Litonorum gentis įsteigė atskirą Lietuvos bažnytinę provinciją. Ir kadangi Vilnius tuo metu buvo atitekęs Lenkijai, tai iš Vilniaus dalies buvo įkurta Kaišiadorių vyskupija, iš buvusios Seinų Vilkaviškio, o didžiulė Žemaičių vyskupija, kuri apėmė tuo metu didžiąją dalį Lietuvos, buvo nutarta įkurti 3 vyskupijas, tai Kauno, Telšių ir Panevėžio. Ir 1923, kai Lietuva po sukilimo atgauna Klaipėdos kraštą, Klaipėdos krašto katalikiškos bažnyčios priklausė Varmijos vyskupijai, kuri buvo sudėtinė Vroclavo arba tuo metu Breslau arkivyskupijos dalis. Taigi reikėjo įspręsti ir šitą problemą ir dėl to buvo įkurta Klaipėdos prelatūra. Tai va 26 metais buvo sukurta ta Klaipėdos prelatūra. Kodėl vis dėlto prelatūra, ne vyskupija? Taip, šitą klausimą aš galėčiau suskirstyti į tokias 2 dalis. Pirma, kodėl Varmijos vyskupijos dalis, tai yra Klaipėdos kraštas, tada nebuvo paskelbtas atskira Klaipėdos vyskupija. O kitas būtų klausimas, tai kodėl nebuvo Klaipėdos kraštas įjungtas tiesiogiai į Telšių vyskupiją, o buvo sukurta Klaipėdos prelatūra. Taigi, atsakant į pirmą klausimą, kodėl nebuvo įkurta atskira vyskupija, tai reikia turėti kad Prūsija, kuriai priklausė nuo 1251 ir Klaipėda ir Klaipėdos krašto, nuo kryžiuočių ordinui, paskui Prūsijos kunigaikštystė ir karalystė, bet kada 1525 Prūsija priima protestantizmą, tampa liuteroniškų kraštu, tai ir Klaipėdoje pagrinde, Klaipėdos krašte ir Klaipėdos mieste didžioji dalis tikinčiųjų buvo liuteronai. Iš tikrųjų, Klaipėdos krašte buvo tik 4 katalikiškos parapijos, tai yra pačioj Klaipėdoje, Šilutėje, Ropkojose ir Viešviliai. Taigi buvo per mažai katalikų, kad kurti atskirą vyskupiją. Dabar kodėl buvo įkurta atskira prelatūra? Dėl to, kad vis tik tai, kaip mes ir kalbėjom, Klaipėda iki 1900, galima sakyti, 23, o tiksliau iki Pirmo pasaulinio karo pabaigos, vis tik tai priklausė Vokietijai ir buvo visiškai kitos sąlygos, tiek politinės, tiek kultūrinės, tiek ekonominės ir netgi matėm religinės, dominavo protestantai. Dėl to ir buvo nutarta, atsižvelgiant į tą savitumą, įkurti prelatūrą, juo labiau, kad ir Klaipėdos kraštas į Lietuvos valstybės sudėtį įeina tokia, galima sakyti, autonominiam teisėm. Nors klaipėdiškiai rinko ir Lietuvos Seimą, tačiau jie taip pat turėjo ir savo Klaipėdos Seimelį, turėjo plačią autonomiją, dvikalbystę, vokiečių ir lietuvių kalbos. Lietuvos atstovas Klaipėdai buvo skiriamas gubernatorius, taigi dėl to buvo irgi atsižvelgta į tą Klaipėdos krašto savitumą ir įkurta Klaipėdos prelatūra. Tai kunigas Saulius gal papildys, ką ta prelatūra reiškia praktiškai, ką jinai pavaldi, kas ją valdė, koks jo statusas buvo. Taip, dar kartą sveikinuosi su mielais klausytojais. Klausimas tikrai yra įdomus, nes turbūt tą patį žodį prelatūra tikrai mes kasdienybėje negirdime ir puikia proga yra tai papasakoti, plačiau nušviesti. Tai yra organizacinis vienetas, taip labai trumpai tariant. Ir čia aš galbūt grįždamas prie mielos Janinos išsamaus pristatymo, kadangi teko skaityti arkivyskupo Jurgio Matulaičio planus, kaip pertvarkyti, kaip sukurti, sudėlioti tą Lietuvos bažnytinę provinciją, tai tuose planuose, netgi tuose jau draštiniuose planuose, niekur nebuvo kalbos apie Klaipėdos vyskupijos steigimą. Ir turbūt tie argumentai, kuriuos mielai Janina ką tik ir išdėstė, jie turbūt ir buvo pagrindiniai argumentai, nes trūko realiai tos, galėtume sakyti, Dievo tautos,
kuri galėtų tapti tikros vyskupijos dalimi, trūko tautos, Dievo tautos. Taigi, o prelatūra, tai, kaip sakiau, yra organizacinis vienetas. Prelatūra gali būti asmeninė arba teritorinė. Ir kai apie Klaipėdos kraštą, kai kalbam, tai aišku, mes kalbam apie teritorinę prelatūrą. Teritorinė prelatūra bažnytinė teisė apibrėžia kaip Dievo tautos dalį, kuri turi savo konkrečią teritoriją ir kurios valdymas ypatingomis aplinkybėmis yra patikėtas vienam prelatų arba abatų arba dieceziniam vyskupui. Taigi ir jeigu pastebėtume vyskupų skyrimus nuo vyskupo Justino Staugaičio, visi vyskupai, kurie buvo skiriami Telšių vyskupais ir buvo skiriami Telšių vyskupu ir Klaipėdos prelatūros valdytojų. Tai labai gražiai atsispindi tame valdyme. Tai yra konkreti teritorija, kuri turi ar gali turėti ir bažnytinės struktūras, bet gali jų ir neturėti, nes jeigu yra pilnai integruota į vyskupijos gyvenimą ir tada veikia kaip savarankiška, ne kaip savarankiška, bet kaip pilnutinė vyskupijos dalis. Taigi tas išskirtinumas buvo labai gražiai parodytas diplomatiškai, galėtume sakyti, išskiriant šį kraštą, bet ilgainiui tikrai tai tapo nesavarankiška kažkokia, labiau galbūt tik pavadinimų atskiriama dalimi, bet realiai veikia kaip pilnavertė vyskupijos dalis. Bet pačioj pradžioje ar galime sakyti, vis dėlto atsižiūrint į Klaipėdos krašto tuos istorinius unikalumus, kad ta prelatūra buvo tiltas tarp Varmijos ir Lietuvos bažnytinės struktūros? Tikrai sakyčiau, kad ne. Gal daktaras Saulius Stumbra papildys, bet noriu pasakyti, kad tai buvo sudėtinė Telšių vyskupijos, kaip minėjo profesorius Saulius, ir taip pat sudėtinė Telšių vyskupijos dalis. Ji jau jokių ryšių su Varmijos vyskupija neturėjo. Jinai tik atspindėjo tą teritorinį savitumą, kurį turėjo Klaipėdos kraštas. Ir žinoma, kaip mes kalbėjome, ir tą religinį savitumą, kadangi čia dominavo būtent liuteronai. O Telšių vyskupas Justinas Staugaitis buvo ir Telšių vyskupijos, ir Klaipėdos prelatūros vadovas. Gal pereikim truputėlį link tos tapatybės. Tai, kunige Sauliau, kada ir kokiam aplinkybėm Klaipėda galutinai jau integruota į Telšių vyskupiją dokumentiškai? Na, gal tiksliau galėtume sakyti, kada buvo panaikinta Klaipėdos prelatūra, gal būtų tikslesnis klausimas ir klausytojų gal būtų aiškiau suprasti. Žinokit, tai vyko ir senai, ir nesenai, jeigu žiūrėti nuo prelatūros įsteigimo, tai vėlokai. Jeigu žiūrėti iš mūsų laiko perspektyvos, tai ir ne taip senai. Tai vyko 1991 metais, jeigu teisingai žinau, gruodžio 19 dieną. Ir tą reformą padarė tuometinis popiežius, dabar šventasis popiežius Jonas Paulius II. Galėtume sakyti, tai buvo tam tikra dovana Lietuvai. Nes jau Lietuvai atstačius savo nepriklausomybę, pagal veikiančią šalį toje konkrečioje teritorijoje, popiežius padarė visoje Lietuvos teritorijoje, įkūrė 2 bažnytinės provincijas tuo dekretu. Vilniaus bažnytinė provincija arba metropolija, kuriai priklauso Vilniaus arkivyskupija, tai yra Vilnius sugrąžino Lietuvai. Vilnius iki tol priklausė Bialystoko bažnytiniai provincijai. Vilnius sugrąžino Lietuvą ir padarė metropolijos centru, ir Vilniaus metropolija priklausė, kaip sakiau, Vilniaus arkivyskupija, Panevėžio vyskupija ir Kaišiadorių vyskupijos. Ir jau veikusi arkivyskupija Kauno su metropolijos centru Kaune, tai yra antroji bažnytinė provincija, kuriai priklauso Kauno arkivyskupija, Telšių vyskupija, Šiaulių vyskupija šiandien, jau Vilkaviškio vyskupija. Taigi didžiulė metropolija, ir tai tuo pačiu dokumentu popiežius Klaipėdos prelatūrą panaikino, pilnai ją padarydamas Telšių vyskupijos dalimi. Taip trumpai būtų galima atsakyti. Taigi šiandien Lietuvoje nuo tų metų
veikia toks suskirstymas bažnytinėme gyvenime, kada yra dvi bažnytinės provincijos - Vilniaus metropolija ir Kauno metropolija, kuriai priklauso sufraganinė Telšių vyskupija. Aš tai tada papildyčiau profesorių, kodėl buvo padaryta. Dėl to, kad pasikeitė situacija, dabar Klaipėdos kraštas buvo integruotas į Lietuvą. Visiškai pasikeitė po Antro pasaulinio karo ir gyventojų sudėtis, ir taip pat religinė sudėtis. Didžioji dalis dabar tikrai yra katalikai atvykę, kaip sakytume, iš didžiosios Lietuvos, jeigu čia mes įvardytumėm kaip mažąją Lietuvą, kaip sudėtinę mažos Lietuvos dalį. Taigi ir Klaipėdos kraštas neturi dabar jokios autonomijos, nėra dvikalbystės, kaip tada buvo vokiečių ir lietuvių. Ir atsižvelgiant į tai, kad tai integrali Lietuvos dalis, tapo integrali ir Telšių vyskupijos dalimi. Dar kunigui Sauliui. Šią klausimą užrašiau, kodėl būtent Telšiai, ne kita Lietuvos vyskupija tapo Klaipėdos bažnytiniu centru, bet gal dar truputėlį papildant apskritai, kaip popiežius nusprendžia ar bažnyčia nusprendžia tą centrą, kuris ir tampa vyskupijos Tai centru. labai geras klausimas, nes aišku, čia turbūt vėl reikia nusikelti 1926 metus, kai apaštalinis vizitatorius arkivyskupas Jurgis Matulaitis dėliojo tą žemėlapį. Istorikai sako, kad vyko kova Žemaitijų tarp Plungės ir Telšių. Bet laimėjo Telšiai. Nes jeigu tai vėlgi tai istoriją žiūrint, tai netgi ir vyskupas Valančius kartais pasirašinėdavo kaip Telšių vyskupas. Manau, kad ir tie argumentai galėjo veikti, nes Telšiai buvo labai gero tokio geografiniai padėty. Ir geležinkelis buvo, ir galėtume netgi dabar žvelgiant taip labai praktiškai, beveik vyskupijos centre. Net iš tolimiausių kraštų yra 100 su 100 šiek tiek kilometrų daugiau, kad pasiekti vyskupijos centrą. Taigi labai gražiai sudėliota. Ir Telšiai augo, ir dėl to buvo pasirinkti Telšiai, nugalėjo tas pavadinimas, Plungė pralaimėjo kažkodėl tai, bet tai dėl to, o natūraliai kitos vyskupijos dalim negalėjo Klaipėda tapti, kadangi teritorialiai jau ir buvo prie Telšių kaip ir prijungta, tas prelatūros tas išskirtinumas tik buvo, pavadinkim, tik kaip pagerbent dėl politinių ir etninių galbūt dalykų tą kraštą išskiriant, bet tai vis dėlto jau buvo nuo 26 metų sudėtinė Telšių vyskupijos dalis Klaipėda. Taip, kad natūraliai labai organiškai ir labai natūraliai buvo elementariausiai nutrintas papildomas pavadinimas, taip sakant, ir tapo pilna verte, pilna teise, sudėtinė Telšių vyskupijos dalim. Ir, kaip sakiau, logiška, jokia kita vyskupija negalėjo prisiglausti prie savęs Klaipėdos. Niekaip negalėjo. Aš tai dar papildydama, kodėl būtent Telšiai tapo, tai tikrai dar kartą norėčiau akcentuoti, ką sakė ir kunigas daktaras Saulius Stumbra, tai kad jau nuo 1840 metų, čia aišku, caro valdžios įsakymų, bet Žemaičių vyskupija buvo vadinama Telšių vyskupija, nes Telšiai buvo apskrities centras. Taigi ir tuo metu didžiulės apskrities centras, tarp kita ko besiribojantis su Klaipėda iki Pirmo pasaulinio karo, ir Kretinga, ir Skuodas, ir Plungė, ir didžioji dalis Mažeikių dabartinio rajono, išskyrus pačius Mažeikius, bet iki Ventos su Tirkšliais, ir net dalis Kelmės dabartinio rajono, Užventis taip pat priklausė būtent Telšių apskričiai. Taigi tai buvo didžiulė apskritis, tai buvo centras, ir taip pat ir po Pirmo pasaulinio karo, kai susikūrė nepriklausoma Lietuva, Telšiai buvo apskrities centras. Tiesa, jau mažesnis, Telšių ir Plungės rajonai tada jo apskrities buvo sumažintos. Tai galima sakyti, kad ko gero Plungės net ir nebuvo svarstoma. Čia labiau tas svarstymas dėl Plungės iškyla jau sovietmečiu. Tačiau tuo metu buvo aišku, kad centras turi tapti Telšiai, jo labiau, kad tai buvo, kaip sakiau, kaip teisingai sakė, augantis ir apskrities centras. Tai čia ir ne tik Plungė, vėlesniais jau laikotarpiais, čia buvo minčių iškilusios idėjos, kad Klaipėda gal galėtų tapti Telšių vyskupijos centru. Tai vis dėlto geografinis centras irgi yra svarbu šitam. Žinau, čia galima ir taip ir nesakyti. Argumentai visados turi kalbėti
už vieną arba už kitą dalyką. Tai, kad yra vyskupijos centras vidury vyskupijos, yra labai patogu visiems. Tai, kad Klaipėda yra didžiausias vyskupijos miestas, tai taip pat yra faktas. Bet šiandienė bažnyčios politika yra galbūt tokia, steigiant vyskupijas ar jas jungiant, vis dėlto negalima atmesti ir materialinių dalykų, išlaikymo struktūrų dalykų. Tai tas su laiku turbūt daros tik sunkiau ir dėl to, kuo mažesni vienetai, tuo sunkiau išsilaiko. Bet yra pasaulyje, kurios turi vyskupijos pavadinimą iš 2 miestų pavadinimų. Taip, kad mes negalim sakyti į ateitį žiūrėdami, kad niekada nebus, pavyzdžiui, Telšių Klaipėdos vyskupijos. Gali būti tokia vyskupija. Jeigu Šventasis Sostas ir Lietuvos bažnyčia matys, kad toks poreikis yra. Bet žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, tokio poreikio tikrai nėra. Ir Klaipėda yra pilnai gražiai pastoraciškai įjungta į Telšių vyskupijos sudėtį ir aptarnaujama ir tikintiesiems visas pluoštas patarnavimų dvasiniam gyvenimui yra suteiktas, dėl to poreikio išskirtinių tikrai nėra. O jeigu taip labai išdalijant teritoriją, kaip grįžtu prie to ir materialinių klausimų, išlaikyti būtų turbūt tokį vienetą labai sunku. Nors miestas yra didelis, bet vis dėlto išlaikymas kainuoja labai brangiai. Ir ta pusė ne paskutiniai vietoje tikrai yra. Dar pratęsiant apie tuos simbolius, tai dabartinis vyskupas yra išsirinkęs herbą tokį labai simbolišką su meška ir briedžiu. Jo, jūs labai teisingai pastebėjot. Vyskupas Algirdas Jurevičius, kai buvo paskirtas Telšių vyskupu, tai 2020 metais, nuo birželio 1 dienos, per Šventą Justiną vyskupijos globėją paskirtas popiežiaus Pranciškaus Telšių vyskupu, jisai ne į herbą, bet į herbo foną inkorporavo 2 ženklus, kurie labai gražiai atspindi vyskupijos teritoriją esančius 2 etnografinius regionus. Meška gražiai simbolizuoja Žemaitiją, kuris sudaro didžiąją dalį Telšių vyskupijos, ir tas briedis labai gražiai atspindi Mažąją Lietuvą, nes jie yra pasirinkę savo simboliu šį ženklą, taigi tam herbo jo fone labai gražiai dera tie 2 ženklai, kaip jungiantys ir parodant, kad vyskupas vienodai gražiai žvelgia ir į vieną ir į kitą pusę, nes jie po tą pačią vyskupo globą, kaip ganytojo globą telpa. Simboliška, diplomatiška ir iškalbinga, kas geba skaityti heraldiko ženklus. Bet vis dėlto, ar apskritai klausimas buvo formuluotas, ar Klaipėdos katalikiška tapatybė siejasi su žemaitiška, ar vis dėlto išlaiko Memelio krašto savitumą. Bet žinant Klaipėdos istoriją, kiek čia viskas buvo permaišta, apskritai, ar yra dar kažkoksai tas bažnytinis miesto gyvenimo savitumas, kuris remiasi ne į modernius laikus. Žinot, aš turbūt galiu kaip gimęs Klaipėdoje žmogus atsakyti. Vis dėlto Klaipėda yra miestas, kuriame gyvena labai daug ir labai įvairių etninių grupių žmonių. Ir čia mes Janina šiandien kaip tik kalbėjom, į Klaipėdą kėlėsi po karo gyventi žmonės iš visos Lietuvos. Kas bėgo, kas geresnio gyvenimo ieškojo, kas apleisto namo galbūt ieškojo, kas darbo prie jūros ieškojo. Taip, kad čia mes turim labai platų etnografinį spektrą žmonių. Su savo gyvenimais, su savo istorijom ir natūralu, kad tų, pavadinkim, tikrųjų gyventojų, kurie būtų tikrieji tie Klaipėdos miestelėnai, pragyvenę čia 5 kartos be pertraukos, aš bijau dabar suklysti, bet vargu bau, ar mes rastume kokį 10 šeimų dar. Turbūt ir to neberastume. Tai reiškia jau tą Klaipėdos miesto didžiąją dalį kaip tapatybė ženklą. Tegu nesupyksta visi kiti etniniai skirtimų išgyvenantys žmonės, dzūkai, suvalkai, bet daugumą sudaro vis dėlto žemaičiai. Ir čia nei blogai, nei gerai. Paprasčiausia taip susiklosti istoriniai dalykai, kad čia žemaičių daug atvažiavo ir po šiai dienai važiuoja iš kitų miestų čia gyventi. Ir tai turbūt ir kuria savotišką to miesto veidą. Natūraliai atnešdami ir tą žemaitišką galbūt šneką, ir žemaitišką kultūrą, žiūrėkit, ir čia mes pilnai gėdam žemaičių kalvarijos kalnus, nes tai yra jau
mūsų tapatumo dalis, tuo labiau tai yra Telšių vyskupijos tapatumo dalis, drįstų sakyti. O tą savitumą Klaipėdai turbūt visi suprantam suteikia jūra, kurią mes mylim, kurią didžiuojamės ir kurios tiek labai nedaug neturime. Bet tuo pačiu tas Klaipėdos unikalumas, būtent susideda iš to, kad čia protestantiškas kraštas ir tų protestantiškų konfesijų dar po šiai dienai yra, jos yra veikia. Ar vis dėlto jūsų požiūrio šiek tiek paprovokuot noriu, žmogus ne iš Klaipėdos, ar jisai gali suvokti tą visą santykį su katalikų, su protestantizmu, nes įprasta istoriškai yra ta priešprieša vis dėlto tarp katalikų ir protestantų? Na, žinot, jeigu mes ieškosim tokių ženklų, turbūt mes jų galėsime atrasti ir šiandieną. Bet yra džiaugsmas tame, kad mes tokių priešpriešų ženklų neieškome. Ir turbūt Klaipėda yra labai gražus dialogo pavyzdys, kada čia ir stačiatikių bendruomenės veikia, ir žinom, kad veikia ne tik Maskvos patriarchato kelios parapijos, bet veikia ir Konstantinopolio patriarchato parapija, bendruomenė renkasi melstis, veikia liuteronų parapija. Ir yra vis dėlto ta graži bendrystė, jau daug metų trunkanti. Yra ne ten, kur reikia tos bendrystės, dėl tos, kas yra sutariama dėl kryžiaus kelio miesto gatvėmis ir bendrais žmogaus gyvybės klausimams yra bendros pozicijos laikymas. Ir tai yra labai džiugu. Tai, kad pati Klaipėda išgyveno tą tokį virsmą, čia laikas tą padarė. Juk jeigu mes pažvelgtume į tavo senąją Klaipėdą, į Memelį, tai pažvelgę tuos senus atvirukus, mes pamatytume, kad daugybė bokštų kyšojo. Ir šiandien, žinau, yra gidai pasakoja, kad atvažiavę išeiviai iš Klaipėdos krašto arba tie jau, kurių tėvai čia yra gyvenę, rodo atvirukus ir sako, o kur tie bokštai? Tai čia galbūt yra, gal Janina, jeigu kur išeis papildysit, ir labai įdomus faktas, kad tų bokštų neliko nei vieno, kur kyšojo įvairių krikščioniškų konfesijų bokštų bažnyčių bokštai, jų nei vieno neliko. Nei vieno. Nei katalikų, nei liuteronų, nei baptistų, nei vieno bokštų nėra. Nei vieno. Ir baisiausias yra faktas tas, kad nei vienas tas bokštas nėra atstatytas. Klaipėda neatstatė nė vienos bažnyčios, kuri buvo sugriauta. Čia įdomumo dėliai. Buvo labai graži katalikų vienintelė švenčiausios trejybės bažnyčia, kuri net nebuvo realiai sugriauta karo, buvo šiek tiek apgadinta, kaip rašo istorikai. Bet ją nugriovė sovietų valdžia, nes, kaip rašo, buvo per graži ir per didelė. Tot kokie argumentai, matom. Bet ir ji neatstatyta. Sovietmečiu, žiūrėkit, kadangi natūraliai didėjo katalikų skaičius gyventojų, atsirado poreikis statyti bažnyčią, nes ta mažytė istorinė Kristaus karaliaus bažnytėlė, kurioje aš ir krikštytas, ir prie Praus komunijos pasiruošęs priejas, man labai brangi, jinai vienintelė buvo. Vienintelė ir natūralu ten netilpo niekas, bet kiek galėjo patarnavo dvasininkai ten tarnaudami. Ir ta istorija Marijos Taikos karalienės bažnyčios, kuri ir pastatyta pelkynė, ir kuri atimta ir sovietinės valdžios nacionalizuota, paversta filharmonija. Tai irgi yra iškalbinga. Apie Klaipėdą tą pačią, juk tai darė ne kažkokie tėvai, tai darė žmonės, kurie čia gyvena. Ir natūralu, kad jau Lietuvai vėl atkūrus savo nepriklausomybę, tuometiniam Telšių vyskupui Antanui Vaičiui tikrai buvo begalinis rūpestis. Kaip tą didžiulį miestą, kuris buvo dar didesnis skaičiumi žmonių nei dabar, iš tiesų aprūpinti pakankamų ir kunigų skaičiumi ir aišku, pirmas rūpestis buvo statyti bažnyčias. Kadangi tą galiu kalbėti tikrai, kadangi su vyskupu Antanu Vaičiu to klausime esu kalbėjęs ir klausęs. Pirmas klausimas, manau, galbūt reikėtų kurie atsakytai apie naujų parapijų steigimą. Tai pirmoji parapija, kur jau po Marijos Taikos karalienės parapijos įsteigimo buvo įsteigta, tai 1920 metais, kovo 22 dieną buvo dovanotas, išskirtas 3 hektarų sklypas Smiltelės gatvėje Švento Jozef Darbininko parapijai. Ir tarsi tokiu
neetatiniu klebonu tapo prelatas Bronislovas Burneikis, kuris pradėjo rūpinti statybomis ir mišius padėtus aukoti lauke netgi, ir jau mes šiandien turim pilną veikiančią parapiją, kuri savo laiku buvo pati didžiausia Lietuvoje parapija. Tai buvo jau pietinis Klaipėdos kraštas. Šiauriniam krašte, mažajam kaimelį link Tauralaukio, 92 metais, kovo 22 dieną, vėl labai simboliška, Telšių vyskupas Antanas Vaičius įsteigė Švento Kazimiero parapiją. Pirmos šventos mišios, paskirtas klebonas kunigas Boleslovas Jonauskas, kuris rūpinasi bažnyčios statybą ir ją pastato. Bet žinot, kokia buvo labai įdomi ta mintis vyskupo Antano Vaičiaus, kad Klaipėdos mieste pašonėse vienam krašte ir kitam krašte būtų didžiausia bažnyčia Lietuvoje ir aukščiausia. Didžiausia Lietuvos bažnyčia turėjo tapti ir tapo Švento Juozapo Darbininko bažnyčia. Jis yra didžiausia bažnyčia Lietuvoje. Didžiausia. Iki tol buvo Plungės bažnyčia didesnė. Aukščiausia turėjo tapti Švento Kazimiero parapija, bet deja netapo, nes nėra užbaigti statyti bokštai. Jei kada atėjus geriems laikams bus bokštai užbaigti, tai Švento Kazimiero parapija bus bažnyčia, bus pati aukščiausia Lietuvoje. Klausimas, kurį uždaviau vyskupui pokalbyje, kodėl tokias didžiules ir negražias bažnyčias pasirinko statyti. Aš sakau dabar tuos terminus pasirinkęs, ką esu girdėjęs daugybę kartų iš klaipėdiečių šnekant. Sako, ir ta negraži, ir didžiausios, ir taip toliau sunku išlaikyti. Ir žinot, vyskupo žvilgsnis buvo kitoks, nei kad mes dabar čia postringaujam šiltai sėdėdami ir patogiai. Ėmėsi kurti naujas parapijas ir naujas bažnyčias statyti laikmetį, kai buvom tik išėję po sovietinės okupacijos. Sako, statėm tokias didelės ir tvirtas, kad jeigu ateityje niekada nebeleistų nieko daugiau statyti, kad tikrai užtektų miesto gyventojams. O tvirtas tokias, kad būtų sunku nugriauti. Tad matymas buvo kitoks. Ne tiek galbūt koncentruota į tą estetinį grožį, ko mes galbūt labai pasigendam šiandien žvelgiant, bet į tai, kad jos galėtų kuo gausesniam tikinčiųjų būriui patarnauti. Ir manau, kad jos tą misiją atlieka. Aišku, jau vėliau Klaipėdoje atsirado dar ir Švento Brunono Kvertulfiečio parapija, kurią aptarnauja broliai pranciškonai konventualai. Čia irgi toks galbūt įdomus dalykas. Klaipėda buvo miestas, kuriame nebuvo nei vieno vienuolyno. Tai jau čia vyskupas Jonas Borta juos pakvietė į Klaipėdą atkeliauti ir jie maloniai sutiko ir labai gražiai įsipaišė į Klaipėdos miesto bažnytinį gyvenimą, organizuodami ir katechetinį mokymą, ir pastoracinę visą veiklą, nors patys dvasininkai, būdami lenkų kilmės, puikiausiai įvaldė lietuvių kalbą ir jeigu nežinotum, kad jie yra ne lietuviai, galėtum pagalvoti, kad yra geri žemaičiai. Brolis Petras juokauja, jis sako, žemaitis nuo Ščecino. Na tai va, taip galim ir juokaujam sakyti patiškai, bet ta Klaipėdos, ta katalikiška tapatybė yra tokia. Ir šiandien mes turim čia veikiančias 4 parapijas. Kristaus karaliaus, Marijos taikos karalienės parapija, Švento Juozapo Darbininko, Švento Kazimiero yra pilnos parapijos veikiančios Telšių vyskupijos sudėtyje, kurios, manau, puikiai patarnauja tikintiesiems Klaipėdos miesto ir ne tik. Dar truputėlį užsiminėte apie tą naujų parapijų kūrimą. Reiktų gal dar truputėlį praplėsti, kad atgimimo laikotarpiu tas poreikis ir buvo didelių bažnyčių, žmonės netilpo į tas bažnyčias. Taip, jūs labai teisingai pastebėjote, tai aš pats tarnavęs Klaipėdoje daug metų, tikrai tą galiu liudyti, tikrai jos nėra per didelis. Ir jeigu kažkas yra juokavęs, kad Plungės bažnyčia būna pilna tik per Velykas, tai Klaipėdos bažnyčios nei didžiausia, nei aukščiausia negali liūdėti, kad būtų tuščius. Jos ir turi savo ratą tikinčiųjų, kurios maloniai meldžiasi tuose bažnyčiose yra ir jau tapusios sudėtinė Klaipėdos miesto dalim. Taip, tai yra labai džiugu, kad tas vyskupo žvilgsnis, kaip tinkamai patarnauti tikintiesiems, vis dėlto buvo pranašiškas ir atliepė to laiko ir šio laiko poreikius tikinčiųjų reikmėms.
patarnauti. Nes ir tiek atsiradus Brunono parapijai, tiek atsiradus neparapiniai Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčiai, vis tiek nėra tų tuščių bažnyčių per Čia aš sekmadienį galbūt per patikslinsiu, mišias. Švento Pranciškaus tai ne bažnyčia, tai yra koplyčia. Ir pirminė paskirtis yra šios šventovės, tai yra onkologiniams ligonėms ir jų artimiesiems. Tai, kad broliai pranciškonai šiek tiek plačiau į vyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimu įsiplėtė galbūt į platesnę veiklą, tai čia yra jų geranoriškumo dėka ir vyskupo valia tokia, bet šiaip tai paskirtis yra neparapijinė, tai yra, sakykime, galbūt kaip ir uždarai bendruomeniai pirminis tikslas yra onkologiniams ligonėms ir jų artimiesiems pirminis tikslas yra. Jeigu atranda vietą tenais ir kiti tikintieji, tai yra džiaugsmas. Žodžiu, tikrai jūsų žodžiams pritariu, nė viena bažnyčia nėra tuščia. Ir tai yra džiugu. Ar vis dėlto galime šnekėti istorinę prasme, ar ta Klaipėdos bažnyčios katalikiška istorija, jinai yra unikali Lietuvos istorijos kontekste ar kokiam platesniam kontekste, ar vis dėlto tie pokyčiai yra visur vyksta virsmas per tos istorinius laikotarpius ir panašių tendencijų matome ir kitur. Gal pirmiausia, Janina, jūs bandykite atsakyti, aš papildysiu savo išmintim, kiek galėsiu įsiterpti. Istoriškai žvelgiant, tai aišku, jinai yra Lietuvos istorijoje, tai be abejo Klaipėdos krašto bažnyčios istorija yra visiškai unikali ir visiškai atskira nuo Lietuvos. Tai yra pirmiausiai, kada 1251 metais čia įsitvirtina pradžiai Livonijos ordinas, vėliau Kryžiuočių ordinas, tai yra katalikiški ordinai. Ir štai jau čia, galima sakyti, 13 amžiaus viduryje pradeda įsitvirtinti krikščionybė. Kada mes kalbėjom apie Lietuvą, taip irgi tas pats buvo, bet po Mindaugo nužudimo Lietuva vėl grįžta į pagonybę. Čia šito grįžimo nebuvo. Jau, galima sakyti, šitas kraštas yra katalikiškas, krikščioniškas, nes tuo metu dar nebuvo protestantizmo, krikščioniškas nuo 13 amžiaus vidurio. Tuo tarpu Lietuvoje tai yra tik 14 amžiaus pati pabaiga ir Žemaitijoje 15 amžiaus pradžia. Nors irgi Lietuvoje ir Žemaitijoje krikščionybė gana greitai įsitvirtino, tokio priešiškumo irgi nebuvo, tai jau galima sakyti, buvo pribrendusi lietuvių ir žemaičių tautos priimti krikščionybę. Tai kitas momentas, vėl kas buvo išskirtinumas, taip, be abejo atsiradęs liuteronų tikėjimas ypatingai, paskui čia aišku ir kalvinų, jeigu kalbėti Lietuvoje, tai taip irgi vyko šitas judėjimas ir ta, sakytume, kova tarp protestantizmo ir katalikybės, tačiau reikia pasakyti, kad ką galim pasidžiaugti, kad pas mus visa tai vyko tolerantiškai. Ko gero Europoje, kur vyko krikščionybės karai, netgi karai tarp protestantų ir katalikų ir labai aršus karai, tai ir Vokietijoje matom, ir net Šveicarijoje, toje pačioje Anglijoje, ir persekiojimai, ir žudimai, ir inkvizicija, tiesą sakant, ne tik tai katalikų, bet ir protestantų labai aktyviai veikia ir tai pas mus viso šito nebuvo. Pas mus, aišku, apsistumdymų buvo, apsižodžiavimų buvo, langai dužo, studentai universitete buvo ten susikibę, pasikumščiavę, bet kad būtų rimtų tokių kovų tikrai nebuvo ir visa tai vyko taikiai ir netgi katalikų bažnyčia čia atsiėmė užimtas protestantų bažnyčias, atsiėmė irgi per teismus taikiai. Taigi, va čia tas buvo išskirtinumas. Klaipėdos krašte irgi nebuvo tų susidūrimų, gana taip natūraliai buvo priimtas liuteronų tikėjimas. Tai va čia, kadangi čia įsitvirtina liuteranizmas, tai vėl yra toks išskirtinumas. Žinoma, Lietuvoje irgi buvo, negalima sakyti, kad nebuvo protestantų, nebuvo liuteronų, kalvinų buvo, bet jų nebuvo gausios bendruomenės ir jos irgi laisvai veikė.
Tai čia, kaip matom, katalikų buvo tikrai labai nedaug ir jų pradėjo daugėti tik tai Lietuvai prisijungus Klaipėdos kraštą. Va štai tada, taip ir pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie istoriją, tai tarpukariu Klaipėdos krašte irgi buvo pastatyta bažnyčių. Gaila ne pačioj Klaipėdoj, bet buvo pastatytos 4 naujos bažnyčios, įkurtos 4 naujos parapijos. Tai gal čia klaipėdiškiam vis tiek būtų įdomu, kad tai buvo ir Pagėgiuose pastatyta bažnyčia, ir Plikiuose, buvo Smalininkuose, Priekuliai, katalikiškos bažnyčios, ir taip pat jau buvo svarstoma apie bažnyčios statybą pačioje Klaipėdoje. Švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia, ir buvo netgi suorganizuotas konkursas, tarp kito ko 24 autoriai dalyvavo, laimėjo to architektas Trečiokas, tiesą sakant, užėmęs 3 vietą, kas dabar būtų, jau kas užima 1 vietą, bet tada tokios tvarkos nebuvo. 1 vietą laimėjo, gavo premiją, 3 premijos buvo skirtos, bet projektas buvo pasirinktas 3 vietos. Na ir taip pat jau buvo ir vieta nuspręsta, ir buvo nupirkta žemė, tiesa, pradėtos rinkti aukos, buvo kreiptas ir Lietuvos vyriausybė, deja 1939 metai, kovo 22, Klaipėda užima ir Klaipėdos kraštą Vokietija, nacistinė Vokietija, na ir žinoma visą tai nutrūksta, o po karo, žinoma, nebelieka nei didžioji dalis klaipėdiškių, arba pasitraukė į vakarus, arba buvo išžudyta, ir jau istorija prasideda visai kita, kur jau mes kalbėjom. Taip, čia turbūt pratęsant ir tą žvilgsnį metant galbūt ir į nūdieną, tai mes matom labai, kad ta zona, kurią galima vadinti Klaipėdos krašto zonos, bet pajūrinė zona, jinai dabar labai auganti yra. Ir čia visiškai prie pat Klaipėdos esanti gyvenvietės Lenkiai, kuri kažkada buvo 3 trobos. Šiandien tai yra didžiulė parapija, turinti jau ir savo bažnyčią, savo teritoriją įsteigtą parapijoje. Jau realiai yra per maža, nes yra didžiulė parapija, beveik miesto parapija prilygstanti skaičiumi tikinčiųjų. Ir manau, kad čia tik laiko klausimas, kada reikės galvoti pajūrio zonui, ten jau Klaipėdos rajono teritorijoje, kada reikės steigti naujas parapijas, nes tos parapijos esančios prie Klaipėdos gausiai labai auga. Tokia tendencija. Negalim galbūt pavadinti tai didžiulę migraciją, bet natūralu, kad ir dėl ekonominių sumetimų žmonės keliauja ten, kurie palankiau, ir ekonomiškai, ir finansiškai, ir galbūt parankesnės gydymo, švietimo įstaigos. Taip, kad šiuo metu ta pajūrio zona, Klaipėdos regionas tampa labai patrauklus, ir tai kelia taip pat uždavinį ir šiandienė Telšių vyskupijai, kad ateityje reikės tą klausimą lygiai taip pat svarstyti, kaip spręsti. Ir iš kitos pusės ir triušelių bendruomenės pilnai auga. Ir gal pabaigai dar apie tą užsiminėte, kunige, apie nestatytas Klaipėdos bažnyčias. Ar kaip jūs matėt, kai prasidėjo kalbos apie Jono bažnyčios atstatymą, kadangi liuteronų bendruomenė yra per maža, tarsi atsirado toksai posakis, nežinau, ar jisai oficialus, kur užfiksuotas, bet kad dirbsime visi, nes mums tikrai tokios didelės bažnyčios nereikia, ypač kad jinai yra finansuojama, bent jau dabar bokštas yra finansuojamas valstybės atstatyme. Tai ar gali Jono bažnyčia, jeigu mes ją pavyks kada nors atstatyti, bet ir tapti tuo tikru Klaipėdos simboliu, kur visos tos konfesijos sutilpsime po vienu stogu? Žinokit, ko gero neatsakysiu teigiamai šį klausimą, kad po vienu stogu sutilptų visų tikrai niekada taip nebus. Labai teisingai pastebėjot, kad atstatymu rūpinasi ne bažnytinė bendruomenė liuteronų, o politinė bendruomenė. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Todėl aš galbūt čia ties to klausimu ir sustosiu, nes pačiai bendruomenė turbūt pilnai užtenka tų maldos namų, kuriuos jie turi, kurie yra šilti, jaukūs ir gražiai talpina bendruomenę. O kadangi šis yra politikų sprendimas, tai galbūt politikai apie tai labiau užsiima. Dėl ženklo, aš manyčiau, kad vargu bau ar tai gali tapti vienijančių ženklų, nes jau dabar yra per daug skaldymo šioje vietoje. O kad Klaipėda ruošiasi atstatyti pilį,
Tai čia tikrai gali tapti visos Klaipėdos gražių ženklų. Ir netgi pafantazuoti leisiu savo, kadangi meras užsiminė atidarant tą pirmąjį bokštą, kad bus atstatyta pilis, tai Klaipėda Vilnių aplenks. Tai čia galbūt yra tokia džiugi žinia, kuri gali iš tiesų visiems klaipėdiečiams ir dabartiniams Klaipėdos gyventojams būti tarsi tokia ir siekiamybė, kad ta pilis gali būti tikrai žodžiu prasme identiteto dalis, tapatumo dalis, kad Klaipėda yra senas istorinis miestas ir mums yra garbė čia gyventi, čia tarnauti, čia kurti gyvenimą ir Lietuvą. Tai ačiū labai, tai šiandieną apie Telšių vyskupiją ir Klaipėdą Telšių vyskupijoje pasidalino mintim kunigas daktaras Saulius Stumbra, Telšių vyskupo sekretorius ir Klaipėdos universiteto mokslininkas ir Janina Bucevičė, Žemaičių muziejaus LK istorikė. Tai labai ačiū Jums. Ačiū už pakvietimą. Ačiū Jums. Dėkui.